Dėkojam visiems kolektyvams, parodžiusiems savo meninius sugebėjimus, savo nuotaikas, savo dainos mylėjimo tradicijas. Ir dabar mums labai džiugu, kad mūsų baigiamoji daly įsirinkė visi šito pagrindinio mūsų renginio 25 metų minėjimo dalyvio organizatoriai ir atlikėjai. Ir taip, padėka Širmūnų skyriaus vokalinio ansamblio Neris kolektyvui ir meno vadoviai Sonatai Tamašauskaitei Petkienei už kūrybinę iniciatyvą. Padėka Vilkpėdės skyriaus Bočiai tautinės raiškos ansamblio Volungė kolektyvui, meno vadoviai Lilijanai Ablėnaitei Mišknėniai. Už širdies šilumą, meilę žmonėms, neišsenkančią energiją, telkiant senjorus bendrauti, dainuoti ir sveikai gyventi. Padėka klubo Ainiai mišraus choro kolektyvui, choro vadoviai Simonai Vitkauskienei už širdies šilumą, telkiant senjorus bendrauti, dainuoti, išlaikyti gyvenimo džiaugsmą. Dėkojam klubo Ainiai tautinių šokių kolektyvui ir meno vadoviai Nijolei Turčinavičienei už lietuvių liaudies tradicijų puoselėjimą ir populiarinimą. Dėkojame Naujamiesčio linijinių šokių kolektyvui, choreografui Vladimirui Jorganovui už aktyvų dalyvavimą koncertinėje veikloje ir pastangas senjorams suteikti gyvenimo džiaugsmą. Įteiksime, matome į kitą kartą. Šiuo momentu jo nėra. Dėkojame Antakalnio skyriaus mišraus choro Bočiai kolektyvui ir choro meno vadovui Jozui Eimanavičiui už ilgametę koncertinę veiklą, svarų indėlį į bendrijos kultūrinį gyvenimą. Eimanavičius įpareigojo kolektyvo vadovą skyriaus. Dėkojame Naujininkų skyriaus Bočiai ansamblio ir tautinės raiškos sambūrio kolektyvui ir jų meno vadovui Leonui Paverneckiui už aktyvų dalyvavimą koncertinėje veikloje ir pastangas senjorams suteikti gyvenimo džiaugsmą ir išskirtinį optimizmą.
Dėkojame Šeškinės skyriaus Bočiai liaudiškos muzikos ansambliui, dar Širdinė sutema, meno vadoviai Daliai Garbačiauskienei. Už 20-metį pragaus dainos populiarinimą senjorų tarpe. Dėkojame Fulgentui Jeliniauskui, LPS Bočiui Vilniaus bendrijos 25-mečio proga už dainos populiarinimą senjorų tarpe. Dėkojame Antakalniečių bendruomenės Miškaraus choro Šilas kolektyvui, meno vadovui Rimantui Vaiginiui už nuoširdų bendradarbiavimą ir aktyvų dalyvavimą bendrijos gyvenime.